Puiku, tai trumpa informacija, kaip mes šiandien vykdysim, tai labai paprastai turėsim klausimų atsakymų sesiją Šarūnui. Nemažai iš jūsų atsiuntė klausimus prieš webinarą, ačiū už juos, aš juos visus užduosiu Šarūnui, o taipogi jūs turite galimybę užduoti klausimus Šarūnui ir šio webinaro metu. Savo ekranuose matote chato ikonėlę arba Q&A. Tai užduokite klausimą ir aš visus juos užduosiu Šarūnui po pirmųjų klausimų, kuriuos mes turim iš žmonių, kurie atsiuntė prieš tai. Tai gal pradėkime, klausimai pradžioje yra suskirstyti į 3 blokus ir pirmasis blokas kalbės apie problematikas ir kaip jas spręsti. Tai pirmasis klausimas iš vieno iš klinikos vadovų skamba taip. Pastaruoju metu klinikos susiduria su žemesnės grandies darbuotojų trūkumu ir nerealiu jų įkainių augimu, ko pasėkoje stipriai veikia visos įmonės rezultatus. Ypatingai problematiška yra asistentų sritis. Gal yra minčių, kaip tai spręsti? Šarūnai. Jo, klausimas. Turbūt nėra lengvų, tų klausimų, kurie yra lengvi, nieks neužduoda, dėja užduoda sunkius klausimus. Per 10 metų turbūt negirdėjau situacijos, kada buvo asistentų perteklius. O tikrai nuoširdžiai neatsimenu. Man atrodo, trūkumas asistentų buvo visada. Ir jeigu dabar aš neklystu, kada pradėjom, prieš 10 metų asistentų atlyginimas būdavo 5,5 euro didesniuose miestuose į rankas. Tai litai tuo metu buvo, bet jau paskui, kai eurus persivedėm, tai gal po kokiais 2,15. Ir mažesniuose miestuose būdavo 3,5 euro į rankas už valandą. Taip nebėra. Dabar yra gerokai daugiau ir man atrodo, tie įkainiai šiuo metu yra tarp 8 ir 12 eurų. Ir aš sakyčiau, kad tai yra ne pabaiga, bet manau, kad augimas, kuris buvo per paskutinius 2 metus, jisai turėtų sustoti. Bet čia augo ne tik asistentų atlyginimai, augo visos Lietuvos atlyginimai, mes ten stipriai visose lentelėse, palyginimuose, kaip šalis pasistumėjom su vidutiniu atlyginimu. Ir mano galva, tai buvo tiesiog natūralus augimas, natūralus atlyginimo augimas ir augo ne tik asistentų, augo administratorių atlyginimas, kilo kainos procedūrų, dėl to augo ir odontologų atlyginimas ir iš esmės visur viskas brango ir viskas kilo. Tai mes, aš sakyčiau, įvyko korekcija ir kada klausimas, ką daryti, tai turbūt reikėtų pirmiausia objektyviai įsivertinti, ar dabar, kiek aš moku savo asistentui, tai yra rinkos kaina. Ir jeigu galbūt kažkas ten sugeba dabar, tarkim, asistentai darbinti už 7 eurus, ir asistentas atėjo ir sako, man kitur moka 8 arba 9, tai labai tikėtina, kad jisai neblefuoja tas asistentas ir tikėtina, kad jeigu tu nepakelsi, jis paims ir išeis. Jeigu kažkas dabar moka 12 ir sako, man už kampo siūlo 14, aš tada neskubėčiau dabar kelt ir sakyčiau, gal tegul moka, bet mes tiek negalim, mes kol kas laikysim taip. Tai va, tai ką daryti? Turbūt, jeigu mokame mažiau, reikėtų kelti iki tokio lygio, kad asistentas nepabėgtų. Ir turbūt susitaikyti su tom, kad jau kitaip nebebus ir tada atitinkamai koreguoti pardavimo kainas pacientams. Kaip tau atrodo, jeigu mes lyginsim Lietuvos didžiuosius miestus su regionais, su mažesniais miestais, kaip ta alga skiriasi ir kas yra jau adekvati, motyvuojanti asistento alga? Tai aš tą sakau, skirtumas jisai visada buvo apie 2 eurus, taip, tai dabar, kadangi viskas išbrango, galbūt, sakyčiau, tarp 2-4 eurų skirtumas. Ir mano galva adekvatu, iš to vėlgi, čia mano toks, aš nedariau tikro tyrimo, bet tu šnekėsi su 10 klinikų vadovų, tai aš labai daug kur, ir per savo paskaitą, dabar aš dariau metų pradžioje paskaitą, aš prašiau pakelti rankas. Kas mokate ten 12 ar daugiau, ten 3/3 auditorijos, 12 ar daugiau, kas moka 13 ar daugiau, rankos nekyla, reiškia 12 yra maks tuo metu, kas moka 11, buvo kažkiek, kas 10 kilo rankos, 9 kilo, 8, 7, man atrodo, auditorijų nieks nebemokėjo. Tai pasiskirstė tarp 8-12 ir tikrai ne Vilniui turbūt buvo tas, kas moka 8, o jeigu kažkas Vilniui moka 8, tai labai tikėtina liks be asistentų greitai. Bet gali labai būti, kad ir yra tų klinikų 8, dirba labai seniai, tas asistentas nieks jo neklibino šiuo metu, jam viskas tinka, galbūt jis ir dirba už tas 8, gal dirba už 7. Tiesiog su manim kalbantys žmonės jau visi mokėjo tarpę tarp 8 ir 12. O žiūrėk, mes čia fokusuojamės į algą. Kokie kiti aspektai būtų svarbus? Ar čia tik alga ir viskas? Mes ją tik tai žiūrime, ar asistentams tik tas svarbu liekant ar renkantis naują darbovietę? Tingas klausimas. Aš sakyčiau taip.
man labai patinka Herzbergo teorija, kuri suskirstė į du veiksnius, reiškia, dvi grupės. Veiksniai vadina pagal Herzbergą, reiškia, erzinantis veiksniai, higieniniai veiksniai, tai yra viena grupė, kiti yra motivatoriai. Ir atlyginimas jis yra, sakyčiau, prie mažesnių pajamų, o asistentai papuola į tą, jis yra ir prie erzinančių veiksnių, ir prie motivatorių. Tai yra, jeigu jis yra mažesnis, negu, pavyzdžiui, toj pačioj klinikoje gauna kolega, tai aš netgi praktikoje savo esu turėjęs pokalbį su asistentu, kuris norėjo išeiti iš darbo, ne dėl to, kad iš esmės mažas įkainis buvo, bet dėl to, kad jis žinojo, kad kolega gauna daugiau. Tai va čia jis buvo erzinantis veiksnys. Ir kitas dalykas, kad pinigai yra labai svarbu ir tas irgi matosi ir klinikose, kad jeigu jinai, pavyzdžiui, prideda už tam tikrus darbus bonusavimą, ten įsiveda, tarkim, tą KPI, tų vadinamų rodiklių sistemą, ir tas tikrai timteli aukštyn. Tvarkos padidina, bet jisai padidina tada, kada yra surištas su pinigais. Nes gražus pokalbiai, reikia daryti tą ir tą, visi palinksi galvom, ok, bet nieks nedaro. Tai irgi dabar, kada, sakykime, galbūt visi kažkas galvoja, reikia pakelti asistentam, nes panašu, kad nubirės. Tai būtų puikiai proga įsivesti kažkokią tai rodiklių, vadinamą tą KPI sistemą, 5 punktus ir sakyti, ok, tu dabar gauni 9 eurus, nori 10, tebūnie. Bus tas euras papildomas už valandą, reiškia, jeigu 160 valandų, tai 160 eurų į rankas, bet aš norėčiau, kad tu padarytum šitą ir šitą. 5 punktus, kad tu padarytum. Ir aš tau papildomai kartą į ketvirtį pridėsiu ten 500 eurų, jeigu viskas bus 10. Tai čia yra gera proga dabar klinikos savininkui įsivesti tą vertinimo sistemą, kažkaip sistemizuoti tas premijas, galbūt pradėti daryti, ir tas galbūt išspręstų kažkokius tai mažus problemėlės klinikų. Nuo kokių dviejų rodiklių galėtų pradėti? Čia, žinai, apie KPI daug kas kalba, bet sunkiausia yra juos įgyvendinti. Duok paprastus, nuo ko galėtų pradėti. Labai klinikos skiriasi. Sakykime, vienos klinikos, pavyzdžiui, negali išspręsti, tarkim, pacientų kortelių, ten, kai jos būdavo, reiškia, dar popierinės tuo metu privalomos ir dabar daug kas eina į skaitmeną, bet, tarkim, negrįžta pacientų kortelės į registratūrą. Labai paprastas KPI, labai lengvai sutvarkomas, įsivedė tokį punktą, kad asistentas turi atnešti ir padaryti. Vienas galėtų būti variantas, kad darbo dienos pabaigoje grįžta atgal į archyvą ten, iš kur buvo paimtos. Nežinau, kitas pavyzdys gali būti, tarkim, paruoštos visa technika, kuri yra kabinete, kad jinai būtų, nes labai dažnai irgi girdėjom, reikia fotografuoti, pilna atminties kortelė fotoaparato, ir įsikrovęs fotoaparatas, neatsidaro failai ten, reiškia, paciento, nes į serverį nėra. Tai irgi gali labai greitai, žiūrėk, ateina pacientas, viskas paruošta jam dirbti gydytojui su tuo pacientu. Pavyzdžiui, galėtų toks punktas būti. Tada ten medžiagų paruošimas, tarkim, arba susitikrinimas laboratorijos ne iš vakaro, kada sužinai, kad nėra dantų ir tada jau skambini pacientui, jis, aišku, negali ateiti, tada pas tai užrašyta 4 valandas. O prieš 3 dienas, kada skambini laboratorijai, klausia, ar tikrai bus, pacientas pusė dienos, tai, pavyzdžiui, galėtų būti toks kaip esi. Susitikrinti su laboratorija prieš 3 dienas. Įsivedai 3 dalykus, kurie labai erzina, žiūrėk, ir tu jau galbūt tikrai pagerinsi valdymą. Tai kitaip tariant, žiūri, kas tau klinikoje šiuo metu yra svarbu ir kas netaip veikia, ir tada šitą rodiklį duodi asistentui. 3-5 punktai, suriši su pinigais ir žiūrėk, galbūt rezultatą turės. Puiku, super. Keliaujant tada prie kito klausimo, kuris yra susijęs su tikrai daugumos klinikų pastebimų ekonominių sulėtėjimų, galbūt baime žmonėse. Daug pacientų šiuo metu atsišaukinėja, neatvyksta didelėms procedūroms arba nukelia jas keliams mėnesiams į priekį arba kitiems metams. Kaip klinikai išbūti šį periodą, kam teikti didžiausią prioritetą būtent šiandien, esant ekonominiam sulėtėjimui? Aš manau, kad pirmiausia, nereikėtų panikuoti dėl atsišaukimų, nes jie gali būti natūralūs sezoniniai ligų, nes labai daug žmonių serga ir galbūt tiesiog žmonės susirgo ir atsišaukė ir galbūt kažkas supanikavo, nes trendas. Bet iš kitos pusės, kaip Straumann Group, mes daug girdim iš visų klinikų, kad sumažėjo pacientų, nebeauga taip, kaip tikėjomės, atsirado langų, sutrumpėjo eilės ir tas, matyti, yra lėtėjančios ekonominės situacijos išdava. Tai ką daryti? Vienas variantas yra tai tiesiog daryti tą toliau, ką darėjai. Tiesiog tau pas tavę sutrumpės eilės, bus langų ir tu tą periodą išgyvensi. Ir aš manau, kad vyresni odontologai išgyveno ne vieną tokį periodą, kada sutrumpėdavo eilės, atsirasdavo langų ir klinika išgyvendavo. Kitas variantas yra, atsiradus laikui, pavyzdžiui, skirti daugiau laiko valdymui, tvarkyti tam tikrus procesus. Susimažinti savo darbo laiką, ten, tarkim, penktadienius nusimti darbą kėdėje ir skirti valdymui,
ir įsivesti naują programinę įrangą, pasisamdyti Reliant Global marketingą daryti, nes kitas dalykas, tu gali susitvarkyti procesus, o galbūt proaktyviai pradėti eiti į rinką ir anksčiau reklamos niekada nereikėjo, o dabar tu pradėsi investuoti. Aš suprantu, tavo tema ir yra, kodėl mes šiandien šnekam, kad paskambinti, reiškia, tą varpą, kad žiūrėkit, yra alternatyva, ne kaip bakterijai užsišaldyti tam tikrą laikotarpį metus laiko, galbūt tada kabintis ir kautis ir pulti į rinką. Man viena savininkė pasakė gerų žodžių, sako, jei nieko nedarysi, nieko ir nebus. Stovėsi, sėdėsi, arba bus dar blogiau. Ir yra ta sena lietuviška patarlė, ne patarlė, gal tas posakis apie dvi varles, kurios įkrito į grietinės ten stiklainį ir kad viena plakė, ne, ir sviestą suplakė ir iššoko, o kita ir nuskendo. Tai vat, jo tas yra. Aš iš kitos pusės matau labai daug neprofesionalumo tame darime, labai daug blaškymosi, labai ir mes su tim ir turėjome ir vakar diskusiją, ne, Rygoje klinika, didelis fokusas į postus savo asmeninius ir klinika, reikia pripažinti, ta prasme, talentas iš esmės, ką padaryta be jokių išorinių agentūrų, TikToko video, beprotiškas kiekis, nežinau, kiek ten jų buvo, ten 50 gal buvo, po 50 000 pamatymų. Smagu žiūrėti, tikrai įdomu žiūrėti, bet mes tam kalbam, 500 000 pamatė TikTok'e, o kas tie žmonės pamatė, ar jie čia apskritai TikTokas tai yra tinklas viso pasaulinio, ar čia buvo tie skrolintojai kaip mano sūnus, kuris ten praskrolino, ar jam užsiskaitė, kai jis pamatė, ar čia yra Latvijos pacientai ir kadangi neturi linko TikTokas į puslapį, tai ar jisai tikrai pasižiūrėjęs tą fainą video jokingą, tada išėjo iš TikToko ir vedėsi į internetą, reiškia, klinikos pavadinimą ir skambino. Resursas nemažas, matosi degintas, padaryta profesionaliai tikrai gerai. Ir klausimas, tu ateini pas klinikos šeimininką, sako, mes super dirbam, mes turim afigenai gerai, ta prasme, mes turim 2 postus Instagram'e per savaitę mažiausiai, mes turim TikToką, mes turim po 40 000 pažiūrėjusių, žiūrėk kaip gerai. Yra tikrai gerai, ar čia tikrai taip, kaip buvo. Ir mes sakėm, kad jeigu teisingai parodyti tos filmukus potencialiam pacientam, ten turbūt būtų gera nauda, žinai, bet tu orientuojasi į save, tu daug plakytom kojom, bet klausimas, ar čia gerai yra. Tai aš sakyčiau, reikia ne tik daryti, bet reikia daryti ir dar tai, kas duoda didžiausią naudą. Na ir geriausia visada įsivertinti. Ne vienintelis dalykas, kas pasakys, ar veikia ar ne, ar turit atsakymą, kiek investuotos lėšos į marketingą, bet kokią medžiagą atvedė naujų pacientų pelningom procedūrom. Jeigu šito atsakymo nėra, tada labai sudėtinga ir vertinti. Mes tą klinikos pavyzdį, žinai, neminėsim pavadinimo, čia dėl etinių sumetimų, bet mes nagrinėjom. Ir nėra taip paprasta. Klinika sako, žiūrėk, mes turim kelis šimtus naujų pacientų, didelė klinika, kelis šimtus naujų pacientų per mėnesį. Kelis šimtus. Jie sako, kad dalis jų rado mus per internetą. Ten irgi dešimtimą, rado mus per internetą. Bet aš gerai prisimenu, kai mes Kauno kliniką įsukinėjome ir mes išjungėm reklamą pilnai, o pacientai toliau rašo, radau per internetą. Ir tada kažkas pasipratėjom paklausti, gerai, o atsiprašau, kaip jūs radot per internetą? Tai aš norėjau ten, Kastytis, ten Bušauskas, geras endodontas, susivedžiau ir išmetė. Tai realiai tai jo, jis rado per internetą, kur dirba žinomas gydytojas susivedęs vardą pavardę, bet tai nebuvo ta reklamos išdava, ne? Bet jeigu tu paklai žiūri kaip įmonė, tai super gerai veikia mano internetinė reklama, nes mane randa per internetą. Tarkim, mūsų klinika Rygoje, važiuodamas išlipęs, kol išmoko adresą atmintinai, aš irgi įsivesdavau internetą, įeidavau į kliniką, pasižiūrėti adreso. Mane užskaitė, atėjau į internetą. Jo, bet aš žinojau, kur aš važiuoju. Tai labai lengva, aš sakyčiau, su veiksmais savo valdymo sudaryti įspūdį, kad tu čia jau super gerai dirbi ir valdai, bet iš tikrųjų tu švaistai laiką. Ir tai nėra paprasta ten atskirti. Manau, čia baigiant temą, vienas paprasčiausių dalykų, ką mes darom ir kalbėjom, tiesiog ir klinikoms, kurios jau dirbat ir reklamuojat, išsiimkite, aš vadinu, reklaminį numerį ir kai žmogus eina į jūsų puslapį, tegu jis mato tavo atskirą numerį, kuris irgi bus adresuojamas jūsų registratūrai ir tada mėnesio gali labai aiškiai pamatysit, kiek žmonių iš reklamos būtent jums skambina, registruojasi, o kiek žmonių jūsų standartinių telefono numerių. Paprastas dalykas ir labai aiškiai galėsit paskaičiuoti investicijas, nereikės žiūrėti skaičiukus ir nesupras, kas čia veikia, kas čia neveikia. Skambučiai labai aiškiai pasakys. Nebus 100%, bet žymiai geriau negu yra dabar. Tas standartinis modelis yra klaidinantis, kad tu sutari, ten, žinai,
daryk reklamą, žinai, nu, ką daryti. Pameni, mes kalbėjom, tai gerai, kokią mūsų klinikos ten praėjo pamokas, ne? Mes prieš 8 metus išbandėm radio reklamą, M1 ryto šou, prizas Šepetukas Philipso, 3 savaitės geriausių laikų, tuo metu buvo populiariausia laida per visas radio. 3 skambučiai, 4 skambučiai. Iš visos 3 savaičių, super, žinau, kiek tūkstančių litų tada išleidom, super didžiulė reklama. Buvo bandymas per televizorių reklamuoti ten šypsenų ekspertus, ar ten, kaip vadinosi, iš esmės, nu, mažai buvo. Nors iš kitos pusės Algirdas kažkada sudalyvavo renginį ten, nu, kažkaip nebesinu, kaip vadinasi, grožio ten tam visoje reikale, ten transformuojančiam žmogų sudėjo ir dantys tame tarpe, nu, bet ir turėjo pacientų iš ten. Kiek kaina, turbūt sakyčiau, nu, neveikia. Gerai pamenu brošiūrų išmėtymą, ten Kaune visas Šilainių regionas buvo išmėtęs 20 000 dėžučių, 2 skambučiai. Ir sakyčiau, vienas buvo tikrai, žinau, ne iš paciento, iš klinikos savininko, sužinot kainas, kiek kainuoja. Tai turbūt viskas vis tiek Lietuvoje siaurėjo, jeigu kažkada veikia laikraščiai, tai jie nebeveikia, jeigu kažkada veikdavo galbūt ten, žinai, telikas, dar kažkas, tai viskas siaurėjo, susitraukė iki to skaitmeninio marketingo. Ir va tada tavo įžvalga, kurią tu man davei prieš daug metų, kada mes pradėjom bendrauti, kad ką reiškia skaitmeninis marketingas? Ar aš rodau postus apie save, savo followeriams? Ir man tada tavo ta logika, tu man paaiškins, kad žiūrėk, jeigu pacientas buvo atėjęs pas tave ir jam nepatiko tavo servisas, tai tu jam gali rodyti, ką nori apie savo kliniką, jis daugiau pas tave neis. Jeigu jam patiko servisas apie tave, tai jam jau irgi nepadės tavo rodymai, turbūt didžiąją dalimi, ne, jis jau turbūt vaikščios rekomenduos kitiem. Ok, prasminga rodyti, įsivedė į naujas procedūras, tarkim, ten, nežinau, ten iš pradžių nebuvo ortodontijos, atsirado ortodontija, nebuvo ten, tarkim, nežinau, hialurono filerių botokso, atsirado specialistas, galbūt pradėjai, ten implantų nebuvo, atsirado. Ok, prasminga parodyti savo klientam, ne, bet irgi, kaip sakei, neperki reklamos, pamato 5-10%, ne, jeigu būstinį pamato visi. Ok, tai informuoja apie naujas procedūras, bet tikslas yra prisitraukti naujų pacientų. O tam jau reikia algoritmų, logikos ir, sakyčiau, labiau matematikos negu kūrybos. Padarom keletą postų naujų apie save per savaitę, turbūt nepadės, nes tai iš esmės yra faina patiems savo, bet tai nebūtinai pirks tau pritrauks naujų pacientų. Tam reikia specialistų, tokių kaip tu, kad jie žinotų, ką prisitraukti į savo kliniką, o tada jau klinika turi būti pasiruošus. Ir mes irgi kalbėjom su vienu klinikos savininku, kuris ir su tavim dirbo, ir sako, mes nebuvom pasiruošę prieš metus tam, ką mes darom dabar. Nebuvom. Dėl to, kad tu turi turėti visą infrastruktūrą, rageliai turi keltis. Pacientas turi būti priimtas per 2 savaitės. Gydytojas turi žinoti, ką jam pasakyti. Procedūrų kainos turi būti aiškios, išgrynintos. Daug namų darbų klinikai, kad tas marketingas ir investicijos duotų naudą. Tad Šarūnai, kitas klausimas iš Brigitos yra būtent į šitą temą, kurią mes kalbam. Tai Brigita klausė, kokios marketingo priemonės veiksmingiausios atidarant naują odontologijos kliniką ir pritraukti pacientus. Tai iš savo patirties, valdant ne vieną kliniką tiek Lietuvoje, tiek užsienį ir kalbant su savininkais, kurie atidaro, ką tu praktiškai matei, kas veikia, o kas tavo nuožiūro bandėt, jau minėjai, Šilainiuose pamėtėt lankstukų, visiškai neveikia. Tai kas tavo praktikoje veikia? Apie ką turėtų galvoti? Mano galva veikia labai aiškiai. Yra Google paieška, Google Adsai vadinami, ne, Google AdWordsai tiksliau. Tai yra pagal raktinius žodžius pacientai ieško tam tikrų procedūrų, ar tai būtų dantų implantai Kaune, ar tai būtų ten Vilniuje, ar Tauragėj. Tai tas tikrai veikia, nes pacientas ieško. Tikėtina, ne, pagal statistiką, kiek aš žinau, jisai pasižiūrės 3 klinikas, ten vidutiniškai žiūrėdamas, tu turėtum būti kažkur turbūt viršuje, galbūt geriau negu apačioje, nors visi ten skirtingas turi mygą, galbūt kažkas gauna paspaudimų ir apačioje, bet tikėtina kažkur puslapio viršuje turėtum akių lygį būti ir tavo puslapis turi būti parduodantis, ne, jisai turi realiai būti toksai, kad pacientui įėjus į tavo puslapį, pamačius tą landing page, norėtųsi tada jis turbūt eis į kainas, ne? Ir jeigu kaina yra jo suvokimo lygmenį, kad, man implantas tiek kainuoja, jis gali jau tada turėti kažkur mygtuką skambinti. Tikėtina 8% bus per telefoną atėję, reiškia, tavo puslapis turi būti gražus mobile ir konvertuojantis, ir turbūt iš mobilo būtų faina iškart skambinti.
Ir man labai buvo įdomu, kad čia tu man irgi parodai, kad žmonės realiai skambina 90%, skambina, nerašo, nepildo kažkokias formas, tie, kas rašo, pildo formas, yra labai žemos kokybės. Tie, kas skambina, jie nupirko, ne? Tai tai turi turėti labai gerą, reiškia, namų darbą pasidaręs, tada turi skambinti, tada klinika turi kelti ragelį ir čia ne taip jau paprastai, kaip atrodo, ir tada tavo administratorė turi žinot, ką pasakyti. Ir mes irgi turim variantų iš Ordolaino, kad sutarė su savininku vadybininkas, kad prasideda Ordolaino ten intensyvus reklamavimas, ir galvoju, paskambinsiu registratūrą, pažiūrėsiu, ką šneka. Ir registratūra pakelia, sako, laba diena, norėčiau gydymo onlinerį, sako, jo, bet pas mus klinikoje šito nėra. Tai tu pradėjai reklaminę kampaniją ir tavo registratūrai viskas griuvo, ne? Griūt gali ne registratūrai, gali griūt kabinete pas gydytoją atėjus. O vėlgi irgi tu pas turbūt puikiai tą irgi jau įsitikinai, kad 2 savaitės yra tas priėmimo laikas. Ir tada gaunasi, kad jeigu klinika yra gera, tai iš esmės turbūt pacientai norėtų tenai ateiti, nes, matosi, žinai, gera klinika turi dažnai ir gerą saitą, ir gerus gydytus ir visą ką. Bet jie užimti. Bent jau 2 savaitės į priekį tai tikrai. Ir jeigu jie sąmoningai neiškirpa to lango ir nesaugojo, ne, kad 2 savaitės į priekį visada yra langas. Ir tu jį pradedi užpildyti pacientų iš to vadinamo waiting listo prieš savaitę. Atėjo savaitę, ten buvo langelis, jo skambinė, laba diena, atsilaisvino pas gydytoją, ateikit. Bet tu dar po 2 savaičių turi tą langiuką. Tai čia būtų kertinis tas žingsnis klinikai, kad jeigu tu jau pradėjai reklamą, tai paruoš savo infrastruktūrą. Paruoš puslapį, paruoš registratūrą, paruoš gydytojų langus. Tada sek, kiek atėjo. Kaip tu sakei, išsink naują kitą numerį. Skaičiuok mėnesio gale višiukus su savo partnerių agentūros. Susėskit, susiskaičiuokit. Kiek buvo, kokių, kiek jie liko, kokia jų kokybė tų pacientų. Ką aš dar papildyčiau, tai turėtų aišku atsakymą ne tik tai kaip pritraukti, bet ir kodėl pacientas turėtų ateiti pas tave. Labai dažnai mes į šitą net kreipiam dėmesį. Nauja klinika iš karto, jeigu būtų bėgimo varžybos, pradeda nuo galo. Yra klinikos, kurios yra jau žinomos, dirba geri daktarai, galbūt netgi daktarai žvaigždės. Jeigu nauja klinika neturi nei žvaigždžių gydytojų, ji neturi nei ilgamžiškumo, nei patirties, tai kodėl tą kliniką eiti? Tai turi būti atsakymas labai aiškus, ypač mes vėliau pakalbėsime apie konkurenciją, kuri Lietuvoje yra didelė. Ir kai tas atsakymas aiškus, tai reikia, kad žmonės tą pamatytų. Mes jau šiek tiek kalbėjome, ir tu, Šarūnai, sakė apie postus. Daug klinikų pradeda video filmuoti, rašyti kažkokius straipsnius, pas save galbūt straipsnį palieka įsikelia arba ant savo Facebook'o sienos, bet niekas kitas jų nemato. Tai reiškia, žmonės nežino apie jūsų kliniką ir nieko nesužinos, nes jūs neįdedat lėšų į reklamą. Va čia tokios dažniausiai pasitaikančios problemos. Ir kai pradeda klinika daryti, iš tikrųjų nereiktų tikėtis greitų rezultatų. Užtrunka, ypač kalbant apie reklamą, naujai klinikai 3-4 mėnesiai, tikrai nesitikėt greitų labai rezultatų. Bežiūrėk, mes turim ir pavyzdžių Lietuvoje ir vėlgi iš etikos galbūt neminėsiu, bet kiekviena mieste mes matėme klinikų, kurios investavo į reklamą, turėjo gerus darbuotojus viduje klinikos, kurie gaudė tos naujus pacientus ir jos įsisukdavo labai greitai. Vėlgi labai greitai mes kalbam, aš sakyčiau, 2 metai, labai greitai. Bet iš esmės jos įsisukdavo, jų tiesiog nebuvo rinkoje, jos atsidarė, bam, rinkos stipri pozicija, visi žino, išreklamuota. Visur buvo tas pats modelis, sakyčiau, tikrai geros lėšos į reklamą ir kaip pradžia ten, jeigu atsekti ten 5 ar 8 metus atgal, ten būdavo ir outdoorų mažesniuose miestuose ir straipsniukų, dabar turbūt viskas susiaurėjo iki digital vadinamo to skaitmeninio marketingo, bet visada būdavo klinikoje savininkas, konsultuotojas pirminių pacientų, kuris priima, sudėlioja visiems išskirstę. Visada buvo ta dalis, nemažiau svarbi. Aišku, jos ir saitą turėjo ir visą kitą, bet tą visą struktūrą sudėliojo. Tikrai tai. Einam tada toliau prie kito klausimo, jau šiek tiek palėtėm temą konkurenciją. Tai Lietuvoje iš tikrųjų konkurencija stomatologija yra viena didžiausia ir tu vienas iš pirmųjų pradėjai apie tai kalbėti, rodė realius skaičius, žinau, bet pasidalinsi dabar. Bet ką mes matome, kad pastaraisiais metais atsiranda vis tokių didesnių tinklų arba supirkinėjimus yra klinikos. Jeigu mes pasižiūrėsime į vakarų Europą, į tą pačią Estiją, ten dideli tinklai iš tikrųjų valdo, galima sakyti, rinka užima labai didelę dalį. Tai tavo nuomonė, Šarūnai, ar Lietuvoje mes prieisime prie šitos situacijos, kad iš tikrųjų dideli odontologijos tinklai pradės užiminėti vis didesnę rinkos dalį? Na ir jeigu iš tikrųjų tokia ateitis ir Lietuvoje, ką tai reiškia mažesniems klinikoms, nepriklausomoms klinikoms ir kaip į tai reaguoti?
Jo, tai, žiūrėkit, apokalipsės aš tikrai nematau su šituo klausimu. Aš galėčiau pasidalinti, tu sakei apie šitą klausimą, kad aš būčiau pasiruošęs parodyti, nu tai aš galiu pasidalinti, tam skaidrę jau 100 metų čia visiems rodau. Reiškia, kiek mes turime odontologų 10 000 gyventojų. Ir mes turime šalis, viršų raudonai, kur mes vienaip ar kitaip čia turėjom arčiau reikalų. Aš pats skraidau daug kur ir toj pačioj ir Ukrainoje esu ne vieną kartą buvęs. Tai Lietuvoje mes turim 14 odontologų 10 000 gyventojų, o Latvijai turim 6. Ir mes Latvijai turim kliniką ir mes labai aiškiai matom, pavyzdžiui, kad Latvijoje problema plėtros yra ne pacientai, problema plėtros yra odontologai. Pagrindinis apribojimas, kodėl nedaryti klinikos, o kas ten dirbs. Estijoje yra balansas, aš sakyčiau, plius minus. Tu gali ir kliniką atsidaryti, ir odontologų prisitraukti. Lietuvoje, nežiūrint į tai, kad didžiulis kiekis odontologų regionuose jų vis dar trūksta, bet, pavyzdžiui, atsidaryti kliniką Kaune jau tikrai yra iššūkių ir jai sukti. Ir tada, jeigu mes žiūrime, pavyzdžiui, Europą, tarkim, Ispanija 7, laikomas super konkurencinga rinka. Pavyzdžiui, Ispanijoje man teko lankytis prieš 10 metų. Ir aš klausiu, jie norėjo parduoti ten franšizę tinklą. Ir aš jų klausiu, geriau, kaip surasti pirmą laisvą laiką jūsų programą, nes jie parduoda franšizę, parduoda programą valdymo pacientų. Sakau, okei, parodykit programą, rodo programą. Sakau, parodykit, kaip surasti pirmą laisvą laiką pas gydytoją. Sakau, nesuprantam klausimą. Tai kaip pas gydytoją papult, gydytojai užimti 2 mėnesius į priekį? Ne, pas mus tokių nėra. Programai nėra tokios funkcijos, pirmo laisvo laiko paieška, nes rytoj galima papult pas gydytoją. Labai daug gydytojų gauna fiksuotą algą. Tai Ispanijoje, kur gerokai mažiau odontologų, situacija rinkoje yra labai įtempta. Tada, jeigu mes žiūrim Italiją, lygiai tas pats. Prasme, 7 odontologai perpus mažiau. Ir labai įtempta situacija. Vokietijoje yra daugiau odontologų. 9, kaip Estijoje. Sakyčiau, plius minus balansas. Tarkim, Jungtinėje karalystėje yra 6. Ir ten realiai trūksta tų odontologų, nors kai lietuvaičiai nuvažiavę ten bando atsidaryti kliniką, yra sunku. Tai odontologų kiekis, faktas, kad jis yra labai didelis, bet jisai iki galo neįtakoja tavo verslo, nes galbūt mažesnis kiekis odontologų, ir čia yra tokia medicinoje, ne tik odontologijoje, tokia sniego gniūžtės efektas. Kuo daugiau siūlo paslaugą, tuo daugiau žmonių ją perka, tuo daugiau žmonių vėl prašo, tuo daugiau ta pasiūla įtakoja paklausą ir paklausa įtakoja pasiūlą. Ir jeigu mes toliau ten žiūrime, sakykime, kiek yra klinikų Lietuvoje, 10 000 gyventojų, tai aš net neturiu skaičiaus tokio pasaulio, tai numeris 1. Reiškia, 2000 klinikų, verslo žiniuose mačiau dabar 1,5, sumažėtų jisai iki 6 tenai, bet iš esmės tai mes, kas ir esame lietuviai, mes norime dirbti savo ir aš manau, kad tas nepasikeis. Taip, klinikos tinklai bus, bet tikrai bus lietuvių, kurie norės dirbti savo, nes tai yra lietuvio kodas. Dirbti savo, nesvarbu, kad neefektyviai, nesvarbu, kad uždirbu mažiau, bet aš dirbsiu savo. Estai yra kitokie. Estai visos rinkos yra konsoliduotas. Tu imsi bankinį sektorių, statybinį sektorių, kokį nori sektorių. Ten viskas konsoliduota, Estas jisai pagalvos. Gal aš geriau dirbsiu samdomu, gal biški mažiau, bet tai bus efektyvu, man galva neskaudės, o lietuvaitis, ne, aš savo, tu sakai, neuždirbsi, tau neapsimoka, ten reikia daug žinių. Ne, aš viską žinau, aš viską padarysiu. Ir lietuvis kitoks nebus. Bet tas darimas, pavyzdžiui, kai mes kalbame apie implantų rinką, mes skaičiuojam apie 90 000 implantų rinką Lietuvoje. Tai yra didžiulė rinka, 4. pasaulyje. Daugiau negu ten, nežinau, Vokietijoje ar Prancūzijoje, gal Ispanijoje biški daugiau. Bet ta konkurencija, tas vyrimas visas, pavyzdžiui, lyginant su kolegom, su Estais, su Latviais, ta rinka yra gerokai mažesnė. 3 kartus vienam gyventojui mažesnė rinka. Ir reiškia, tas mūsų vyrimas, jisai stumia mus judėti į priekį. Tai aš sakyčiau, tinklai, tai turbūt yra pasaulinė tendencija, jie buvo ir bus, visi tiki mediciną. Lygiai taip pat ateina nusivylimas didelis, aš manau, tų investorių, nes nėra paprasta valdyti odontologus ir apskritai tos medicininius tinklus. Bet tai turbūt vis tiek bendra tendencija, kad tai bus, pinigai bus metami, rinka bus konsoliduojama. Kaip greitai? 10-20 metų, kol čia iš tikrųjų toks rimtas būtų pokytis, nes lietuviai jie nori dirbti savo. Tai nėra ko bijot, nereikia galvoti, kaip prisitaikyti, tiesiog dirbti ir toliau. Aš labiau bijočiau ne tinklų, o labiau bijočiau konkurencijos ir aš sakyčiau, kad klinikų yra tiek daug,
kad nieko nedarant, tu lyderystę prarasi. Ta prasme, nieko nedarant, tu nebūsi statiškas, tu važiuosi žemyn. Bet ne dėl tinklų kaip tinklų, aš sakyčiau apskritai dėl didžiulės konkurencijos. Kiekvienais metais 60 naujų klinikų atsidaro. Tai šalis neguminė, gyventojų nedaugėja ir va čia aš matau didesnę riziką negu tinklai, bet tinklai irgi pridės tam tikro prieskonio, galbūt reklama televizoriui, galbūt, žinai, kažkokia aktyvumas, pasiekiamumas, kažkokie kokybės standartai. Tinklai tikrai gali irgi patakoti, bet aš sakyčiau labiau bendras kiekis odontologų, bendras klinikų kiekis. Pirmoji vieta. Gerai, einam tada toliau, prieisim prie klausimų, kurie jau susijęs su pelnu, pelningumu ir su to susijusiom problemom ir galimybėm. Tai pirmasis klausimas, Šarūnai, kiek apytiksliai procentų pelno nuo visos apyvartos galima arba reiktų tikėtis finansinių metų pabaigoje? Klausimas suktas, sakyčiau. Labai priklauso, ką tu darai. Jeigu tu plombuoji ir darai higieną, karts nuo karto uždedi kelias karūnėlės, iššauni dantį, tai aš sakyčiau drąsiai tikėkis apvalaus nulio. Jeigu tu turi brangesnių procedūrų ir Lietuvoje odontologai uždirba iš brangesnių procedūrų, jeigu tu daug implantuoji, labai daug implantuoji, protezuoji ir protezas kainuoja ne 400 eurų, dantukas kainuoja galbūt 600, o gal net ir 800 eurų, nu, žiūrėk, jau galėsi tikėtis iki 10%, apie 10%. Jeigu tu turi visas brangias paslaugas ir tai yra tavo liūto dalis pajamų, ir tu teisingai sudėlioji gydytojam procentą, kurį tu moki, ir tavo kainos, kaip minėjau, brangesnės, kabinetai užpildyti, o išlaidos neišpūstos, siekiamybė, mano galva, galėtų būti 15 ir 20% siekiamybė. Bet tai nėra paprasta. Vėlgi nereiktų maišyti klinikos, ačiū Dievui, išbaltėja per paskutinius metus daug klinikų ir mes matom labai didelį klinikos pelną. Bet aš žinau tas klinikas ir ten yra paliktas gydytojo atlyginimas, kuris yra pats vedantis gydytojas arba, tarkim, sutuoktiniai natūraliai išsimoka per dividendus savo atlyginimą. Tai va tą pelną didelį reikėtų sakyti, okei, jeigu jie būtų samdomi gydytojai, jų atlyginimas būtų ne toks, o va toks. Ir tada kiek liktų to pelno, pasiskaičiavus juos kaip samdomus darbuotojus. Ir tada tie pelnai procentai susitrauktų, nes mes matom labai didelių procentų, jeigu pasižiūrėti ten Sodroje arba tose verslo žiniuose, bet ten tikrai nėra taip švaru, ne? Ten palikti pelnai, atlyginimai savininkų. Tai vat juos eliminavus, tie pelnai trauktųsi. Ir aš sakyčiau, kad jeigu yra tik nebrangios procedūros prie dabartinės aukštos savikainos nulis, jeigu yra nedaug brangių procedūrų, gal 5% gerai užpildžius kliniką, ir tada jau virš 10 jau tu turi suktis, turi būti brangių procedūrų, kitaip nieko nebus. Neseniai dariau webinarą, beje, ir čia irgi skaičiavau tą pabrangimą. Tokio pabrangimo, kaip įvyko dabar, nebuvo 10 metų. Aš kiek dirbu, jie nebuvo. Pabrango viskas. Medžiagos pabrango, ten ta pati plombavimo, ten medžiagų komplektas, jeigu sakom, 1 valandai, jis pabrango ten apie 3 eurus, jeigu gerai pamenu. Asistentai pabrango į rankas 2 eurus, tai su mokesčiais 4 eurus. Klinikos išlaikymas pabrango 3-4 eurus mažiausiai. Komunalinės, elektra, kas nori, viskas. Tai tu turi apie 10 eurų padidėjimą savikainai. Bet kadangi visa rinka moka gydytojui procentą nuo pajamų, reiškia, tau neužtenka pakelti 10 eurų. Tau reikia pakelti realiai 20, kad gydytojas pasiims pusę ir kitą pusę padengs. Tai ir tai buvo sunku uždirbti nuo terapijos, bet dabar tą terapiją mes skaičiavom ir mano paskaitose su auditorija iš visos Lietuvos, gavosi, kad 120 eurų turi plomba kainuoti, kad pasidengtų išlaidas. 120 eurų. Tai jeigu tu darai plombavimą ir tu įimi 100 eurų, tai tu savo kaštų nepadengi. Tai va, tai tas uždirbimas, sakau, labai priklauso nuo to, ką tu darai. Ir dabar ypatingai svarbu daryti brangias procedūras, nes, panašu, kad prastai. Tai žiūrėk, tai įkainiai, tai ne vienas iš to, jeigu kalbėsim gerai. Turiu kliniką, hipotetinę turiu ne 10%, 5%, tikriausiai pirmiausia žiūrėčiausi į įkainius. Tai kaipgi reiktų juos teisingai nustatinėti ir ką būtina į jį įtraukti? Žinai, čia 8 valandų mano paskaitos finansų tema, kur tu dėlioji, bet, grubiai tu turi traukti, skaičiuodama savo savikainą, asistentą, aišku, žinoma, medžiagas, gydytojo atlyginimą, bet ko odontologai neįtraukia, tai yra klinikos išlaikymo išlaidos išdalintos valandoms. Ir va šitas dalykas eliminuojamas, o jisai yra dabar apie 40 eurų valandą.
Jeigu aš paimu visas išlaidas nesusijusias su gydymu tiesiogiai, kaip NT, komunalinės, buhalteriai, administratoriai, ta pati reklama tenai, aš sudedu viską, nu, tarkim, ten 4 kėdžių klinikai turbūt gausis kokį 20 000 eurų su viršum. O iš kur padengta 20 000 eurų? Kiekvieną valandėlę, kiekvienas pacientas, jis turi realiai atnešti pinigų gydytojui, atnešti pinigų asistentui, susimokėti už medžiagas ir padengti klinikos išlaikymą. Arba kai tu išdalini iš tų valandų, ten gaunasi 40 eurų valandai. Kai aš pradėjau skaityti paskaitas prieš 8 metus, tai būdavo 22 eurai, o dabar yra 40. Ir mūsų šaly, visoje posovietinėje, sakyčiau, netgi erdvėje, higiena, terapija, endo yra labai nuvertinta žemos kainos. Implantai, ok, uždirbam, protezavimas, pavyzdžiui, Latvijoje labai ok, 800 eurų karūnėlė ir labai pelninga, o Lietuvoje tu gali daug kur rasti už 400. Ir jau 400, kai tu padalini iš valandų, atimi laboratoriją, gydytoją, visą klinikos išlaikymą, labai dažnai gali būti baranka, 0. Taip kad, nu, labai sunku uždirbti pinigus dabar, kai viskas tiek išbrango. O rinka tada gaunasi, žinai kas, pacientų sumažėja, natūrali reakcija būtų, mažinam kainas, neva prisitrauksim pacientų, ne, mažinam kainas. Bet tada tu šauni dar savo į koją, reiškia, tavo savikaina, bam, o tu dar kainą sumažini. O pacientai, aš manau, ne dėl kainų dabar neteina, jie tiesiog dabar neteina, nes sunki situacija. Aš dabar Šarūną įsivaizduoju, daugumus tikriausiai savininkų galvoja tokia mintis, nu, pakelt aišku, labai paprasta čia padaryti, pakelt, bet ir dabar atėjo pacientas, sako, kaip čia brangu, tai pakelsiu plombą 20-15 eurų, iš viso niekas neįs. Mes darėm daug eksperimentų. Vadinama yra savoka kainos elastingumas. Reiškia, kiek pacientai reaguoja į kainos pakelimą. Medicinoje jis yra labai, nu, mažas, didelis ginčas, bet iš esmės pacientai nereaguoja taip stipriai į kainos pakelimą, kaip galvoja odontologijos klinikos savininkas. Bet, žiūrėkit, tai nekeičia fakto, kad iš esmės koks tavo pasirinkimas yra, ne? Jeigu tu esi klinikos savininkas, tai tu ką gali daryti, ne? Tu gali pakelti kainas ir sakyti, okei, nu, sumažės pacientų šitom paslaugom, aš suspausiu, nu, mažiau darysiu tų paslaugų, bet už tada atsiras vietos kabinete implantam, protezavimui, aligneriam, aš mesiu pinigų reklamą, turiu gerą specialistą, didinsis laiką, nu ir gerai, nu, bus mažiau tos terapijos higienos, didinsim tenai, yra sprendimas toks. Kitas sprendimas, aš neturiu tų specialistų. Man nėra iš ko pasidengti, bet aš matau, kad aš realiai praradinėju pinigus. Man mėnesio gale nebeužtenka mano mokėjimas bankui už nekilnojamo turtą, aš nesurinku vos. Mano atlyginimas asmeninis sumažėja. Nu tai tada sakai, nu aš persižegnuoju ir bandau kelt kainas, nu tikiu, kad turiu gerą paslaugą, gal susimokės mano pacientai. Ir aš mačiau, kaip daug klinikų nustemba, kad jie pakėlę kainas nepraranda tų pacientų. Ir pakėlę kainas stipriai nepraranda tų pacientų. Nes viskas yra pabrangę ir 20 eurų taip yra brangu, bet ir 100 eurų brangu. Ar 100 ar 120 vis tiek brangu. Ir tas, kuris skūsis, tu nuleisk nuo 100 iki 80, vis tiek sakys, kad brangu, kitas susimokės nieko nesakęs, nesvarbu 108 ar 102, o kitas, žinai, vėl nežinau, kaip ten jam susišvies tą dieną, gal nuotaikos priklausys. Tai aš sakyčiau, tikrai, čia jau vadybinis sprendimas, bet aš nemačiau koreliacijos. Nuleidau kainas, prisitraukiau pacientų, jie dėl to liko. Nemačiau. Ir labai mačiau daug atvejų, kada pakilo kainas, o pacientų nesumažėjo. Varkoja. Kadangi kalbame apie pelningumą, šitą temą norėčiau užbaigti klausimų. 10 metų turi patirtį, natūralu, kai pradėjai pradžioje, galbūt vieni dalykai atrodė gali veikti, keliant klinikos pelningumus. Išbandėjai ne vieną dalyką, gal per pastaruosius kelis metus, iš praktinės pusės, ką pamatei, kas gali padėti kliniką tą pelningumą pakelti iki 10-15%. Nežiūrime į įkainius, tai jau pakalbėjai, bet kokie dar tokie paprasti praktiniai dalykai? Niekas nesikeitė per 10 metų. Lygiai taip pat kaip ir tada ir dabar. Žinai, jeigu čia tas pats, kaip būtų su sveikata. Ar dabar atsirado paskutiniu metu kažkoks tai stebuklingas patarimas, kaip būti sveikam? Neatsirado. Tu turi sveikai maitintis, miegoti, balansuoti savo stresą, sportuoti. Jis prieš 10 metų buvo ir toks pat. Tai lygiai taip pat yra valdyme odontologijos klinikos įkainių ir kiek tu moki gydytojam balansas. Pirmas žingsnis. Antras, klinikos užpildymas, apskritai klinikos užpildymas. Trečia, brangių procedūrų didinimas. 3 dalykai. 1, 2, 3.
susibalansavau kainas ir kiek aš moku gydytojui procentą, nuo kiekvienos procedūros bent jau neprarandu pinigų, super. Einu toliau, užpildau kliniką, neišplečiu taip, o taip. Didinu valandas, dėlioju puzlį, gal čia kažkas dar pusvalanduką, gal čia, nes mano išlaikymas klinikos, 2 administratorės, tarkim, jeigu maža klinika, nekilnojamas turtas, ar dirbs klinika 8 valandas pirmadienį, ketvirtadienį ir penktadienį pusdienį, nes visi pavargę, nebedirba antrą pusdienį, ar tu dirbsi 12 valandų. Tai tavo visiškai ta patys išlaidos, o tavo pajamos iš karto šoka. Tai va, tai klinikos pildymas ir tada, kai užsipildė klinika, klausimas, ką aš darau. Ar aš terapiją darau, ar aš suku implantus, protezuoju, tiesinu dantis. Va tada ta proporcija. Ir nieks nesikeitė. Tvarkoj. Žinai, aš kai pastaruoju metu bendrauju su klinikų savininkais, kalbam apie viziją, apie ateities perspektyvas, nemažai sutinku atveju tokių labiau galbūt pesimistinių. Tai vat pakalbėkime apie tai. Ir vat labai dažnai gana pasitaikyti situacija, tokio nedideliai klinikoje, gal 2-4 kėdžių, savininkas ir vadovas ir pagrindinis gydytojas pervargęs yra, natūralu nori dirbti mažiau, savo kaip atidirbo, bet mato, kad negali, nes ant jo pečių ir visa klinika yra, ir visos kolektyvas. Tai vat, ką jam daryti, ką vat patartum tokioj vat pervargusiam gydytojui, savininkui, vadovui, kur negaliu mažiau dirbti, nes viskas grius. Mes vėlgi čia lietuvio kodas veikia. Neva negaliu atsitraukti. Ir man labai imponuoja ir daugam esu sakęs tą pavyzdį, vienas chirurgas Latvijoje, toks Kasparsas. Sakau, Kasparsai, tau siunčia, tu suki implantą 800, tau siunčia visa Latvija, tu gyveni realiai iš referalų. Kodėl tu savo klinikos nepasidarai, kodėl tu dirbi samdomu? Sako, aš turėjau savo kliniką, aš turėjau 2 kėdžių kliniką, man siūsdavo tos pacientus, bet sako, baigtų, man galvos skausmas. Man galvoti ir apie tas asistentus ir administratorius ir visą kitą. Aš dabar 9 atėjau, 5 uždariau durys ir aš nebegalvoju. Pas mane 3 dukterys, aš turiu ten sodybą, man patinka gamta, žvejot, ten medžiot. Niekada gyvenime daugiau nedarysiu savo klinikos. Aš turėjau 2 metus, aš pasikankinau, nusispėjau, man pinigų, man pinigų užtenka. Tai, žinai, kaip sakau, aš turiu kliniką, tai neva, žinai, viskas, jau nebegaliu nieko net. Tu visada gali, tu gali sakyti, atidariau kliniką, pažiūrėjau, kad čia nieko saldaus nėra, aš ją parduodu ir aš dirbu kaip klinikos savininkas. Kaip samdomas darbuotojas, ta prasme, aš tą laiką, ką skiriau valdymui ir nemiegoju naktį, aš savo dabar ramiai operuoju, uždariau duris, išėjau. Dabar už kiek parduodu, jau čia kitas klausimas. Ir čia irgi turėjau skambučių neseniai, kad reiškia, klinika, esu viena, esu pagyvenusi, mano vaikai realiai ne odontologai, aš neturiu kam palikti, Šarūnai, ką tu man patartum? Ir aš, nenupirks, verslai, tinklai perka iš esmės perspektyvą augti, jie perka verslą. Aš sakyčiau, turbūt žinant psichologiją pirkėjo, jie norėtų matyti, kad savininkas sudaro nedaugiau negu 25-30% apyvartos, kad be savininko yra ne vienas stiprus gydytojas, kuris gali toliau tą kliniką sukti, kad yra vadovas administracijos, kuris gali irgi dirbti. Ta klinika turėtų būti, aš sakyčiau, nuo 4 kėdžių ir daugiau, ir tai turėtų būti įrodoma, kad yra tvaru, kad ta klinika turi pelną, ir kad pasikeitus tam valdymui, vadovui, savininkui, viskas liks toliau rauks. Tai reikia įrodyti. Ir sunkiai tu įrodysi, pavyzdžiui, 2 kėdžių klinikų arba 3, kur dirba pats savininkas vienoje kėdėje, kitoje higienistė, ten terapeutė, nes pats savininkas turbūt yra protezuotas, kad jam pardavus čia nieks nepasikeis. Kaip, ten nieko nebelieka. Ten lieka terapija ir higiena, kuri realiai, žinom, pagal dabartinius įkainius pelno negeneruoja. Tai už ką mokėti? Tai aš sakyčiau, mažutės klinikos savininkui, jeigu jisai super suvargo nuo savo klinikos, tai jam kelias yra tiesiog surasti kitą odontologą, kuriam įteikti tą, žinai, estafetės lazdelę ir sakyti, okei, tu varyk. Aš dirbsiu čia, man rinkos sąlygos man tinka, tu man sumokėk už remontą, sumokėk už mano medicinės kėdės, pridėk man ten, nežinau, 500 000 už pacientų kortelės, 2000 stovi ir aš dirbu čia toliau, tu man mokėk algą ir tu rūpinkis. Tai va toks turbūt variantas yra. Išparduoti viską. Ir liks samdomu dirbti toliau. Jeigu tu jauti, kad pavargau, nebenoriu, neatsibodu.
Ir tai tikrai, mano galva, normalus procesas. Pavyzdžiui, Latvijoje, reiškia, odontologės ištekėjusios buvo ne už odontologų dažnai. Ir verslininkai vyrai vedė odontologės ant nekilnojamo turto būmo 2007-2008 buvo labai madinga žmonai padaryti kliniką. Ir Latvijoje mažėjo klinikų po 100 klinikų kiekvienais metais, pradedant nuo 2009. Po 100 klinikų sudarydavo. Nes buvo pridaryta tų tokių one man ar two man show klinikyčių, kurios vyras suprato, kad atidarė žmonai kliniką, kad čia nieks nesibaigia, čia tik prasideda. Čia investicijos dabar tik prasideda, kiekvieną mėnesį trūksta pinigų susimokėti algom administratoriai, komunaliniam ir taip toliau. Ir jos buvo uždaromos. Ir tos žmonas, jos nuėjo kažkur dirbti. Žmonas, vėlgi, čia neįžeidžiant nieko, jos ne tai, kad blogos, ten tiesiog nėra verslo. Ir Latvijoje 90% yra moteris odontologės, tai va dėl ko sakau, ta visa istorija tokia. Taip, kad visada kelias yra atsitraukti. Visada. Kada klinika galėtų svarstyti samdyti jau profesionalų vadovą? Neparduot, bet samdyti žmogų, kuris rūpintųsi visais tais dalykais. O tu tada dirbi ir rūpinės gal medicininę dalim. Aš skaičiau praeitą savaitę šeštadienį šį praėjusią Varšuvoje paskaitą, buvo apie 50 klinikų savininkai. Antrą kartą jau buvau Lenkijoje, absoliučiai ta pati problema ir absoliučiai ta pati, sakyčiau, visam pasauliu bėda. Odontologijos verslas yra mažas verslas. Ir tada gaunasi, kad jeigu tu samdai vadovą, tai iš esmės tu samdai vadovą tvarkyti tavo verslą ir visus procesus, įskaitant pagrindinį procesą versle. Tai pagrindinis procesas versle yra gydymas. Ir dabar ta maža klinika iki 4 kėdžių, 5 kėdžių, sakyčiau, kur savininkas pats yra odontologas, labai dažnai, 90% turbūt, jisai nori pasamdyti vadovą ir ne aš atsitrauksiu ir man ten viską kažkas ateis ir patvarkys. Kai tu paklausi to vadovo, o tu atiduosi klinikinius procesus tvarkyti? Ne, tai aš tvarkysiu šitą. Tai tada kam tu tvarkyti atiduosi? Du administratorius, valytoją ir outsource buhalterę? Tu realiai pasmerktas esi, kad labai kietas žmogus, jis bus brangus, A, ir jam bus neįdomu, B, nes tu jam atiduodi 3 žmonės valdyti. Ką tu jam atiduodi valdyti? Tai vat klinikos visam pasaulyje jos yra pasmerktos samdyti ne super profesionalų vadovą, o sakyčiau dešinę ranką, vyr administratorių. Patikimą gerą žmogų, protingą, kuris vykdo vis dėlto to pačio savininko odontologo kažkokius nurodymus. Ir yra išimčių 10%, kokių sakyčiau rinkoje, kur ne odontologas susirenka kolektyvą, kurie sutinka dirbti pagal tam tikras taisyklės, kurios yra diktuojamos jau nebe odontologo, o verslininko. Bet jis pats tada vykdo tą direktorius funkciją ir jis labai daug ten, kaip sako, ir šoka, ir dainuoja, ir bilietus parduoda, jis viską daro pats, labai daug dalykų, nes jis tiesiog negali sau leisti išsipūsti, nes vis dėlto verslas vis tiek yra mažas. Tai vat, jeigu tu esi tas verslininkas, kur tu darai kliniką, super, ir tau tikrai gali sektis, mes turim Lietuvoje pavyzdžių. Ir labai šviesių pavyzdžių. Ir tada yra savininkas, kuris dažniausiai pasisamdo ne tokį tą direktorių iš didžiosios raidės, sakyčiau, bet patikimą žmogų, vyr administratorių, kai kada, gal direktorių, bet iš esmės tai yra vis tiek didesnis verslas, nuo 4+ kėdžių ir aš sakyčiau, gal ten 6, 8. Ir tada, kai tu pasieksi 8 ir daugiau, ten turbūt jau verkiant reikia vadovo, nes tu gali prarasti žymiai daugiau pinigų, negu uždirbti tokio dalykai. Eikime dabar prie klausimų, kurie atėjo būtent webinaro metu. Tai pažiūrėsim, kiek mes jų spėsim. Turim laiko dar 7 minutės. Tai vienas toks praktinis klausimas, gal iš karto ir atsakysi. Kai nebenaudojate popierinių kortelių, kur, kaip ir imate pacientų parašus po vizito įrašų? Tai mes dirbam su Clinicars programa. Mes vis dar, negaliu pasakyti, ar šiandien dieną jau yra spręstas klausimas, bet Clinicars programai buvo užprogramuotas, reiškia, sprendimas, kad kiekvienas vizitas, tai yra PDF sukūriamas, reiškia, ant planšeto, pasirašo gydytojas ir pacientas ir tai yra kaip atskiras dokumentas. Ir taip turėjo veikti, tik tai kadangi aš nesu kiekvienos dienos valdyme, tai aš jau galvoju, kad sakau, tai kaip papasakoti, ten pirmos mėnesį, sako, dar kažkas ten neveikia. Bet sprendimas yra toks, kad iš esmės pacientas pasirašo, pačiuose Clinicarsuose yra kūriamas modulis, kur deda 2 parašus. Aš žinau klinikų, kurios dirba su tais pačiais Clinicarsais ir man rodė, integravo GoSign startupo sprendimą, kur čia visoje Lietuvoje yra visose klinikose ir ten yra visas dokumentų spektras, kur nuo pat pirmo paciento vizito viskas yra pasirašoma
ir GoSign visa yra integracija padaryta ir ten nuo pirmo vizito sutartis su pacientu iki gydymo plano viskas dedama parašai, tas pats kaip tu nuomotumės ten mašiną ar nežinau, tas drive darytum ar dar kažką. Tai aš pats esu buvęs ir pas gydytojus ir viską, kur tu pasirašai ant planšeto, taip kad jokių stebuklų nėra, yra GoSign, kuris turbūt čia numeris 1 būtų su šitais sprendimais pasirašymo. Tada yra ta pati, sakau, Clinicars programa ir turbūt aš daug ko nežinau, kas jau turi integravę tą pasirašymą. Reiškia. Ir ten visas procesas nuo pirmo paciento vizito iki kiekvieno gydymo plano pasirašymas planšetė. Gerai. Einame prie Gabrielės klausimo, vėl grįžtam prie marketingo temos. Kiek tikslingas asmeninis kiekvieno gydytojo marketingas klinikai ir tęsinys šito klausimo, koks tikslingiausias kanalas marketingo? Instagramas, LinkedInas ir Google. Tai pirma, gydytojo marketingas ir kiek tai yra tikslinga klinikai būtent ir tada marketingo kanalą. Geras klausimas, labai gydytojo marketingas, gydytojo brando. Aš manyčiau, kad klinikos savininkas turėtų visom išgalėm ne gydytojo marketingą daryti, o klinikos marketingą daryti. Ir gydytojas jis turėtų būti labiau, žinai, kaip tas statistas, rolė, neslepiant jo jokių būdų, bet jokių būdų nestatant gydytojo pavardės. Jeigu mes norim apie verslo stabilumą, tai, sakykime, man tai kvepia vėl lietuviškas kodas, gydytojas darosi marketingą savo, nes jis nori savo brandą prastumti ir atsidaryti savo kliniką. Tai jeigu klinika tą remia, tai turi sąmoningai supras, kad tai ir išeis tas gydytojas su visais savo pacientais. Tai va. O jeigu bus statomas klinikos brandas į priekį, tai tada ar vienas ar kitas gydytojas išeis ateis, bet vis tiek pacientas ateis labiau į kliniką. Ir pavyzdžiui, mes Vilniui padarėm tą, aš manau, kad gydytojai jie tikrai puikūs, jie geri, bet klinika daug metų bandė kalbėti, kad yra ten VIC klinika. Ir VIC klinikoje yra visi geri gydytojai, ne vienas, ne du, ne trys. Aišku, gydytojai turi savo, pacientai turi savo mylimus gydytojus ir pas juos eina, bet vis tiek pirmas, tai čia būtų tikslingumas iš klinikos pusės. O gydytojai visada gerai daryti savo marketingą, kurti ir ką gali žinoti, kokias galimybės pasinaudoti po to bus to. Ir antra buvo dalis, tavo nuomonė, koks tikslingiausias kanalas marketingui? Ko nedaryčiau, tai aš jo nesuprantu, nors jis populiarus, bet čia nuoširdžiai mano subjektyvių vertinimų, bet aš iš vis silpnas esu soc tinkluose, pasidariau tą Facebooką ir vis tik nesuprantu, ką ten su juo daryti reikia. Tai aš sakyčiau, turbūt Instagramas ir Facebookas ir vėlgi auditorijos turbūt dalinasi, kad Instagramas šiek tiek jaunesniems gydytojams ir pacientams, Facebookas šiek tiek vyresniems. Bet vis tiek tai būtų Facebookas ir Instagramas. Nemanau, kad TikTokas ir LinkedInas tikrai niekam nepakenks, bet aš nežinau, ar tam yra laiko tiek viskam administruoti. Tai aš, jeigu reiktų rinkti, sakykime, iš 3-2, tai aš rinkčiaus Facebooką ir Instagramą, bet rinkčiaus abu. Dėl to, kad skiriasi auditorija. Manau, reikia čia pabrėžti, kad iš tikrųjų klausimas yra resursų. Ar turite tiek resursų būtent investuoti į kiekvieną kanalą? Nes iš tikrųjų ten, kad tinkamai būtumėte ir jūs matytų ir ateitų klientai, pacientai, tai reikės investuoti ir laiko, ir pinigų. LinkedInas, jeigu kalbant iš reklamos, yra pats brangiausias kanalas. Reklama lietuvių kalba yra negalima, komunikacija pagrindė veikia tik iš žmogaus perspektyvos. Tai jeigu turit kažką, kas nori iš savęs komunikuoti, bet iš gydytojų pusės, kad pritraukti pacientų į kliniką ar klinikos atveju, sakyčiau, būtų pats paskutinis kanalas klinikoms, kurios viską išbandė, ir dar kažkokią turėkime vyšnelę tokią ant torto, galim pasidaryti, taip, tada galim. Ir tada einam prie Karolio klausimo, kokios EBITDA sukasi klinikų pardavimuose tinklams, kalbu jau apie didesnės klinikas, kokie esminiai veiksniai? Labai Inmedicos vienas iš savininkų, direktorius, dalinosi įžvalgom iš UK esančio, jis buvo UK didžiuliai medicinos konferencijų, turbūt viena iš didesnių Europo, ir jisai dalinosi su manim skaidrę, ką kalba investuotojai, reiškia, visos Europos, iš esmės, netgi tyrimas, nekalbant apie Pabaltijį. Ir jisai labai sutampa su Pabaltiju, reiškia, iš esmės visam pasauliu yra labai panašiai. Tai pradėkime nuo to, kad jeigu tai nėra verslas, jeigu tai yra ten praktika iki 3 kėdžių, tai iš esmės mokama pusė EBITDA arba EBITDA ir taip yra ir Šveicarijoje, ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje, iš esmės tai yra parduodamas nekilnojamas turtas, vieta, kažkoks remontas. Iš esmės verslas neparduodamas. Stovinti viena stovinti klinika, dabar kai pabrango pinigai, iš esmės yra apie 6 EBITDA. Jeigu tai yra viena stovinti klinika, be didelių augimo perspektyvų ir taip toliau. Tinklai, jeigu kalbam apie klinikų tinklus, yra dviženklis skaičius 10+. Ir iš esmės EBITDAs šiais metais, dabar kai yra palūkanos išbrangusios, beprotiškai brangus pinigai, viskas nukrito apie porą EBITDų. Ta prasme, tai
pavienės stovinčios klinikos galbūt kažkam pavyko parduoti už 8 ebidas, tikėtina, kad dabar jau bus reikalų, įtikinėjant investuotoją mokėti 8 ebidas. Kažkas galbūt už mažą tinkliuką gavo 10, tikėtina, kad dabar bus reikalų ir sakys 8 nedaugiau. Tai vėl reiks laukti, kol bus pigus pinigai, nebus kur judėti ir galbūt tada tie daugikliai pakils, bet dabar jie yra susitraukę. Ir užbaikime tada šiandienos webinarą Tado klausimu. Iš tikrųjų, ir mes su tavimi esame ne vieną diskusiją turėję ir gal pastaruoju metu toks, ypač kalbant apie klinikos reklamą, iškilęs klausimas. Reklamos įstatymas ir klausimas yra, ar dabar nebegalime reklamuoti pacientų kartu su jo atvaizdu ir vardu, kaip pavyzdžiui pacientų istorijos ir panašiai. Deja taip, panašu, kad nebegalime. Nors teisininkų išaiškinimas čia buvo irgi man gal nustebino, kad reklamuokit, kol ateis pas jūs ir įspės, bet nesu tikras, kad institucijos veiks visada per geranoriškumą ir įspėjimą ir galbūt ten pirmi atvejai čia tos nuskambėjusios 20-30 kiek tūkstančių baudos buvo po įspėjimų kelių kartų, bet ne faktas, kad būt kiti, galbūt užsiknys ir pradės rašyti visiems. Ir tu ten neapskūsi taip lengvai. Įstatymas juodam balto parašytas. Negali būti rodomas pacientas, jo jokie įvaizdžiai, jis negali, reiškia, gydytojas negali skatinti gydymo, teisingai negali būti gydytojas siūlo implantą, gydytojo vardas pavardė, aš siūlau gydytis implantų, taip yra visoje Europoje. Pavyzdžiui, kai aš kalbu su Štraumanu, jis nustebęs, kad Lietuvoje čia buvo tiek laisvės, nes ten seniai taip yra. Lygiai taip pat Italijoje. Ordolainas Italijoje gali reklamuotis kaip Ordolaino klinika, gydytojas daktaras Vincenzo Dianto reklamuoti Ordolain gydymo negali. Pacientas arba dabar iškestas influenceris, jisai negali būti, kad influenceris ten siūlo gydytis ten su olaineriais, pavyzdžiui, ten dedasi jos į kapas, aiškiai, nebegali. Tai bus bauda. Tai aš kažkaip turbūt nesakyčiau, kad davai darom, kol ateis įspės. Aš tiesiog nebedaryčiau, keičiau tą komunikaciją. Nebegalima. Iškes reikia kitaip su. Mano patarimas toks. Tame įstatyme yra labai aiškių nuostatų ir pirmiausia, klinikai reiktų pažiūrėti per tas aiškias nuostatas. Tai reiškia pacientų veidai, vardas, pavardės, influenceriai. Čia iš karto yra didelis ne ir čia yra pats paprasčiausias dalykas, pats akivaizdžiausias. Tai pradėkite ir susitvarkykite nuo šitų dalykų, o tada ten yra daug interpretacijų, bet šitas yra pagrindinis aspektas. Tai ką, dar turim porą klausimų, bet jau po 8 minutės. Gerai, dar porą. Čia tik tai buvo padėkos. Tai ką, tai aš noriu tada padėkoti visiems susirinkusiems, turėjom virš 100 dalyvių, tai labai smagu. Tikiuosi gavote atsakymus į būtent jūsų rūpimus klausimus, padėjome būtent susivokti, ką ir kaip daryti. Natūralų klausimų yra įvairiausių ir jų tik didės. Žinau, Šarūnas nuolat daro tiek klinikos valdymo, tiek finansų mokymus, nuolatos yra atnaujinami. Man pirmą kartą, kai atėjau, tai atvėrė akis. Tai iš tikrųjų tie, kas dar nebuvo, rekomenduoju ateiti, o ne iš vieno gydytojo girdėjau, kad pirmą kartą atėjau, tai kažką išgirdau, antrą kartą jau supratau, trečią kartą jau kažką pradėjau daryti. Tai ateikit, išklausykit ir ką, dėkui Jums, Šarūnai, ačiū tau už skirtą laiką, už žinias, kad pasidalini, kad daliniesi su lietuviais ir ką, tikėkime, kad bus naudingos ir judėsim toliau. Tai ačiū visiems, kas klausėte, būkit sveiki ir tegul būna sveiki jūsų verslai. Dėkui, gero vakaro visiems.